Taigi, visiems iki, su jumis Mr. Žaidimas. Taigi, ši pirmoji dalis, kaip ir pirmas video, šiame pirmame video aš nufilmuoju, kaip aš apsigyvensiu villagerių kaime. Taigi, už manęs matote, yra ten villagerių kaimas, taigi, nueinam apsižiūrėti, kasgi gero. Taigi, aš jau atėjau. Man kilo dar geresnė mintis - nesusirasti namą, o jį patį pastatyti šalia gyventojų. Nu, pagal mane šita mintis man pasirodė gan gera, tai kodėl to nepadarius? Taigi, gal pirmą reiktų gauti medžio, akmens ir visų kitų reikmenų. Tai einu rinkti. Tai jau susimatysim. Aš jau gavau ir resursus, ir netgi jau biškį pastačiau savo namą. Nežinau, ar jums patinka, taip nemanau, kad čia yra vienas iš gražiausių namus, bet geriau negu nieko, tiesiog lovoj gulėti ir viskas, priešais dangų. Tai va, dabar aš jums galiu greitai aprodyti, ką tik pastačiau, tai tik apstačiau visas sienas, pagrindą pastačiau, dar vidaus stogo nepastačiau, bet užtat jau va laiptelius ir pagrindą, kur gyvensiu. Čia viskas, ką pasačiau. Ir aš to jau persuksiu į tą laiką, kai jau viską pastatysiu. 3, 2, 1, jau. Nu ir va, kaip jūs jau matote, pabaigiau. Pagaliau. Kokias 3 dienas aš čia dariau. Aišku, ne tikro gyvenimo, o Minecraftinės. Tai jums norėčiau aprodyti savo padarytą namą, pastatytą. Taigi, iš vidaus tai bus atrodys taip. Labai gražu, daug langų visokių. Čionais į ką įėjimas, tenais yra daug labai vietos, tai aš čia kažką taip pat padarysiu, dar nežinau ką, dar sugalvosim, ar kitose dalyse sugalvosim ir padarysim. O dabar dar norėčiau parodyti, kaip tai atrodo iš išorės. Taigi, jau aš jums aprodus. Taip atrodo mano balkono vieta. Net golimai mano namas patinka. Po to, iš kitų pusių ir įėjimas. Pagal mane tai gan gražiai atrodo, nežinau kaip jums, bet gyventi užteks. Taigi, ką norėčiau pasakyti, tai šį video jau baigiau. Norėčiau pasakyti visiems tiem ačiū už tai, kad jūs peržiūrėjote iki galo, be to sėkmės gyvenime. Viso gero!